Šiandien sulaukiu siuntinio savo iš Beža Familia ir aišku, tai, ką dabar rodysiu, tuom, kuom dalinsiuos, turite nuolaidos kodą DAINA5 papildomą nuolaidos kodą. Tai yra mano jau labai ir ne tik mano, visos mano šeimos pamėgtas ir garantuoju jūsų jau kai kurių, tai gal norėsite atsinaujinti, Dr. Scalp brašių šukos. Gėrių gėris. Padirbinių yra labai daug, bet Beža Familia, aišku, atsiveža iš Japonijos Dr. Scalp brašių šukas originalius. Tai čia mes turime būtent šias šukas ir jų aš turiu, nemeluoju vam, nes mes naudojam visi šeimos nariai, tai turiu ir tą su masažuokliu, jis yra didesnis, labai gražiai žiūrisi vonioje pastačius, jos yra ir tokios, kad į rankinę patogu būtų įsimesti. Šampūnas ir kondicionierius su placenta. Jis yra be sulfatų. Japonai labai deda daug pastangų, kad produktai būtų švarios sudėties. Tinka ir jautriai galvos odai, o jeigu tinka jautriai, vadinasi tinka visokiom. Žinot, kaip aš pirmą kartą įsigijau šitus produktus ir kai pirmą kartą juos naudojau, kai dar nepažįsti produkto, tai buvo toks truputį, kas čia dabar šampūnas visiškai neputoja. Aš plaunu, gal neputoja. Pasirodo, viskas gerai. Čia yra maitinantis, labai giliai maitinantis šampūnas, plaukų terapija. Jis neputoja, bet jis tikrai labai gerai išplauna galvą ir primaitina. Kondicionierius jis suteikia nerealaus glotnumo ir tarp kitko jo nereikia perdozuoti. Nes irgi, žinot, savo nieko negailiu, tai kartais atrodo, kad reikia daugiau, bet tikrai nereikia. Tai priemonė tikrai labai skalsiai naudojasi. Ir žinokit, kad šiaip japonai pradėjo labai griežtai limituoti kosmetiką su placenta, nes jinai tampa labai populiari visam pasauly. Tai dabar ką Beža Familia turi, o turi ne tiek ir daug, tai jeigu norite išmėginti, tai dabar pats tas momentas, nes gali būti, kad iki kalėdų ir neužteks.